Jau, tai šiandien visą parą prabūsiu prie ežero be palapinės. Tai kažkaip prie ugnies kimarinsim, svarbu, kuriant ugnį visą naktį, nes naktį rodė -2, -3, man atrodo, o dieną 0. Lekiam į mišką. Atvykom į savo vietą. Čia biški yra, matau, žvejų. Bet, manau, mes jiems čia netrukdysim. Esam su Arnu. Sveiki visi. Tai turėsim čia laužavietę, manau. Malkų biški turim, o po to jau kaip motina gamta duos. Šiaip ranka šaltai apie -1 laipsnį. Šiaip naktį rodė -2, -3, tai gal nesušalsim. Šiaip vietelė graži. Tai turim tiek malkų, užteks kokiam 2-3 valandom. Sėdi. Už ką sėdi. Prasidarom vietelę. Žinai, ką aš manydavau visada, kad čia tokie yra. Nu. Šokoladas. Aš irgi galvau, kad šokoladas čia būdavo. Nu, pradedam statyt ugnelę, nes biški šalta, kur dairais. O tau nešalt? Nu, žinok, vėsu tikrai. Vėsoka, ne? Ja. Paku. Kirvių pasiim, tą pjūklą pasiimsim. A, čia mane filmuoji. Bet gal išvarys tie žvejai, ne? Mums reikia malkų, bet čia, žinok, daug neturim. Bet jo. Pamiršom paminėti, tai kimarinsim čia visą parą. Tai būtų 24 valandas. Tai dabar turim po 12:21 ir 24 valandas startuojam dabar. Kai sutiksės 0:00, mes čia varysim lauk, nes jau man šalt. Kaip manai, iškentėsim? Manau jo. Manau, aš irgi, kad neiškentėsim. Laužavietė kaip ir baigta. Tik da nedeg. Ką čia? Be to užsidegsim. Pavaduką valgyti karštą. Tie degtukai. Taip, mūsų rudenėlį pasibaigė. Gerai. Ugnis po biški kūrenas. Paspartinsim biški žingsnį. Kaip visada, ten kur pastatysi tą laužavietę, ten eis dūmai, kur norėsi atsisėsti. Nu, tikiuosi įsikūrens, bet jau malkų, pusę maišą nebėra malkų. Jo. Nu, čia dar mėtos tik. Dar tik prasideda ugnis. Na, sakau, porai valandų maišas. Pjūklą turim? Taip, pjūklą turim. O ką? Eisim, reikės malko, ne, pasiskaldyti. Reikia paimt pliukliuką. Žinai, kada reiktų pasidaryti realiai? Reiktų tą, kokį stalą pasidaryti. Ant ko pjaut, kad nereiktų ant žemės. Šiaip idėja gera. O jeigu ant parėmus, taip ant tos, nu, taip kampų ir visą. Nu, nebent. Žiūrėk, šitaip. Šitaip ir daug paunyti. Palaikyk dėdį, kaip sakant, kamerą. Oi, čia sunkiai bus, jeigu ilgai pjausim. Bet šiaip tiek nupjaunė, ne? Ir šitai. Nu, taip. O pabandysiu dar staresnį. Ne per pusę, bet jau tą sunkiau. Taip gal. Oi. Su viena ranka turi prilaikyti, man atrodo. Teisingai kalbi. Jo? Gerai. Dabar, kadangi už kameras, eik pjaustyti, aš čia tik parodžiau, kaip pjaustyti. Aš tipo supjaušiu, tu dabar viską. Čia buvo kažkas dar pastatyta, bet neaišku kas. Gal kažką mes čia dastatysim. Kaip jaunas? Ai! Nu, va, Koja galvau. kažkaip taip. Gerai, ugnis jau įsikūrent po biškį. Ai! Čia iškart Veidą galvau dar. sekančias malkutės šildom, nes realiai šlapėsis, ne? Jo. Nu, kažis čia su jom kaip bus. Bet reikės į mišką, marots, mačiau, buvo sausesnių. Kam tu čia parvelki? Einam į savo trobą. Nu, į nafį. Tokį parvilką iš mišką. Tai dar turim Bean Boozled. Kas nežino, kas čia yra, tai čia yra ir skanių, ir šlikščių. Žinai, kas čia? Jo. Žinau, kad šiandien daug kartų vemsiu. Tai žodžiu sumastėm, čia turim dar kiek 38, ne? Jo.
Tai per pusę gaunasi 19, tai sumastėm, kas 2 valandas iššaut po vieną bin buzl. Tai dabar turim 1 valandą, tai dabar po vieną iššaunam ir tada 3 valandą reikia prisiminti. Po filmo operatorium. Tai turim, o? Tai gerai, kas pirms? Na, davai aš. Gerai, tai suku. Braškės arba kraujas. Įsirinkau vieną. Bandom. Braškės! Nu gerai. Nuspauk vieną. Kivis arba snarglys. Kivis arba snarglys. Bet snarglys nėra toks baisus, esu valgęs. Nu kaip skonis. Nespjauk. Snarglys. Arba 30. Fu! Gerai, sekantį šausim 3 valandą. Ja, mūsų konstrukcija išlydė. Ir kūrenam vėl laužą. Šiaip malkas žiauriai greit tirpst, nes šitas žiauriai sausas buvo. O tos dar tik džiūn, tai nežinau kaip čia gausis. Dar turim tiek, plius minus. Tas jausmas, kai į akis dūmai pakliūna. Atsargiai! Baigšt. Tai nusprendėm, kad čia bus mūsų lėkštės. Šiaip visai gražu. Viską. Kažkaip turi dirbt. Dirbt. O aš kalbėsiu. Nusprendėm pasidaryti arbačiukės. Tai įkišam. Laukiam, kol užvers. Pavargai? Pjautai tikrai jau pavargau. Kiek čia pripjaustai? Normaliai. Daug. Yra šiaip dar, ne? Ką pjaustės? Jo. Šiaip kol kas tai nešalt. Už 2 eurus laiko gerai. Tai su akcija 2 eurai, šiaip tai 20, man atrodo, nes buvo 9% akcija. Aha. Malkytės į pabaigą. Dar žinok, mažai laiko praėjo. Kiek liko laikomų? 23 valandos, 13 minučių ir 17 sekundžių. Tai dar nei valandas nepraėjo. Aha. Žodžiu, bandysim daryti, čia iš tų 4, kur buvo, bandysim čia daryti kokią užuovėją. Ir čia prie laužo kažkaip bandysim kimarint. Su visų kelmu. O eiktų. Piršinė susidėk. Šlikštynė. Eiktų. Gerai. Dabar reikės operatorius pagalbos, biškį palaikyk. Gerai. Šimtas gerai sto. Tu patas čia. Bet tas laužas ne per toli. Ne? Normaliai šiaip, ne? Ui, blėt. Gerai, dabar reikia palaikytam. Ką ir laikys? Akis! Eik, tu čia gerai verda. Eina prie. Vadeliai. Tie dūmai. Arbatytė. Biškį atsigeram. Ir eina malku, kuo daugiau malku, nes šią naktį privatėm bus sunku. Tai turim 1:30, dar 3,5 valandą šviesos, ne kažkur? Jo. 3,5 valandą šviesos. Tai reikia kažką greit nuveikti, spėti gal užuovėją pasistatyti, nes galvojam čia užuovėją statyti. Šiokia tokia. Ir malku, kol šviesų yra. Turiu plevelės. Tai sugalvojau biškį apviniuoti, nežinau kiek čia jūs yra, iš vis jaučiu beveik nėra, bet gal kažkiek užteks. Karočią, plevelės nebėra, kažkas čia ne to, ne kažką. Teks su pagaliais kažką mąstyti. Einu ieškoti kokių šakalių. Šits visai sueis. O. Čia visą medį apgriaužė. Kažkaip mūsų poilsiavietė atrodo štai taip. Nelabai čia atrodo, kad poilsiavietė būtų.
Maisto unboxingas. Tai turim carbonara pastą makaronų. Čia ne šiaip bamšpakis. Batonezą, kaip be batonezą. Dešrigalių. Turim tokių. Svyrių kažkokios. Viščiukų sparnelių. Tada turim dešrelių. Fish snekų. Kečupenzijaus. Reikai kūrent. Kūrenam laužą. Ui. Labai čia negerai. Blemba čia malkų, tai visą naktį jau čia eisim skaldyti. Nusprendėm pasidaryti makaronų. O gerai būtų užkasti kažką. Operatoriau parodyti, kaip čia atrodo skaniai. Reikia mikrofoną įjungti. Žodžiu, vis tiek sumastėm kažką mes daryti su tą pavėsinę, kad būtų kur biškį prigulti. Kažką vis tiek sumastysim. Jo. Dabar reikia kažkaip atpjauti. Opa. O vandenuks užvirė beveik. Eisiu makaronius griaužti. Opa. Be komentarų. Apsisuka gal. O dar liks, žiūrė, per daug padariau. Tai po biškį darbai vykst. Jau čia jau turim, turim tokią maketą. Biškį bent žovėje tą pasidaryti. Tai čia surišom, čia rišom ir dėsim. Čia ant viršus bandysim kažkaip užkrauti. Gal po to su šiaudais kažkom apkamšysim. Ir bus, manau, neblogai. Tai jau turim 3 valandą. Banans arba tas kalmaras. Tikiuosi ne kalmaras. Šiaip kalmarai nėra neskanus. Bet čia bus padaryts neskanus. Kamdyk, turi nuryt. Nu davai. Nu davai. Ir jau daun kola arba sraigi. 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 Bet tai kokia jinai šlykšti. Sekantis 5 valandą jau turėtų būti sutemę. Tai mes judam prie darbų. Nes nei malkų neturim, nei dar pasistatę. Žodžiu. Tai dabar yra be 4. Turim tokį laužiuką. Da čia pasikūrensim labiau. Ir turim tokį jau pasistatę. Aišku, dar nedamušom. Bet šiokia tokia pastogė jau gyvoj. Visai neblogai jau čia šitą pastogį. Kažkas tokia. Tik reiktų dar užsidengti, čia yra tarpų daug. Nuo ugnies visai iki veidą dain šilumą. Da pasiklosim čia kažką. Ir manau bus liuks. Einam malkų į mišką. Reiks tempti jaučiu šitus rastus. 20 valandų da. 4 valandas prakimarinom. Lauželis dega, biški malkų turim. Sprendėm biški palisėt. Ir kai visą laik dūmai į akis. O visą naktis dar prieš akis. Da kokią valandžiukį ir eisim valgį darytis. Jaučiu. Malkų pasikaposim. Turim ir svečių. Tik atsargiai reikia neišgazdinti. Nu, katiniukai, kur eini? Savo namukų įrengiam šventinės dekoracijas. Opa. Uždėjom lempukus. Bet jau tamsoka. Lempu vandenuks jaučiu šalts. Ui.
Ledinis. Vanduo ledinis. Eina maudyti. Gal tai vienas. Toj 5. Eisim darytis valgyt. Tai turim 5 valandą. O ką reiškia 5 valandą? Ai, parodys kaip įsitaisėm. Pasikabinom vieną lempą. Antrą lempą. Čia čiužinukas. Čia mėgmaišiuks. Čia adijals. Ir atrodo kažkaip taip. Jam visai neblogai. Kola arba sraigė. No. Kola! Tavo eilė. Kivis arba snarglys, žalis. Saldo ar ne? O. Nesupranti? Snarglį turi iš karto suprasti. Nesuprantu. Nes nei neskanus, nei skanus. Gal brokuotas. Kepsimės griliaus dešras. Pasikūrėm dar šalia tą. Pagalvojom, kepsim ant grotelių. Čia kaip tik grotelės yra. Kad nereiktų ant tų pagaliukų laikyti. Mums liko būti šiame miške 19 valandų ir 8 minutės. Pradūriau savo čiužinį šitoj vietoj. Per tą šudžiuką. Tai dabar ant žemės guliu. Bet vis tiek patogiau. Ne ant pačios žemės. Nu, žiūrėsim kaip čia apskrus batonezą. Skaniai. Aja? Kačiuks yra ten žiūri. 18 valandų dar. Ugnis dar kūrenas, bet jau sunkiai. Ir mes įsitaisėm. Aš šiame maišiuką sulindau. Tas su 30 kaldrų apsiklojo. Ir taip va. Marinama. Nežinau, bet malkų nebeturim. Nu, turim tik reikia eit kapoti. Eisi kapoti? Ne? O tu eisi kapot? Ne. 7 valandos ir vėl bimbuzul. Turim bananą arba ryklį. Nešpiekau aštunkojį. Prašau, banans. Banana jėga. Persiks arba kuri. Jis kažkoks kartus. Jo. Pavalgiam, pakimarinom, pagulėjom. Ir žiūrim, kad paskutinės malkos jau sudėjom. Liko tie rastai, kuriuos reiktų supjaustyti. Ir tada vėl eisim į mišką ieškoti malko. Ir jau 4 kartą krapiai. Nu, bet tikiuosi neužlys naktį. Tai biškį prisipjaustėm nakčiai. Čia bus dar pjaustimui. Čia yra. Čia dar turim nemažai. Ir visai ugnis nemažai deg. Baigšt. Bananas. Nesąmonė. Ta pat. Dėl to. Iškart turi pajausti. Kaip tu nejauti? Bananas? Pagaliau. Hello. Tai jau turim 12. Jo, turim po 12:10. Iki challenge pabaigos dar 12 valandų. Tai pusę jau įvykdėm. Pusiau užsidengęs. 12 valandų ir 11 minučių. Ugnis visai dar kūrenas. Nežinau, taip iki marinam, galvojam gal dešrelį pasikepti. Jau
turim beveik 3 valandą. Tai dar liko challenge apie 9 valandas. Susitarėm pamiegot po porą valandų, kad ugnį prilaikyt. Tai aš jau porą valandų nusimigau. Baisiai šalt šiaip. Jau ugnį pakūrenau vėl ugnį. Šiaip šal kokį -3, gal -4 čia yra. Tai jo, taip marinam. Dar 9 valandas gaunasi. Kažkas tokia apie 9 valandas. Čia buvo šaltoka, bet dabar pasikūriau ugnį. Labiau šalia atsisėdau, tai gerai. Siki ten šiaip sunkiai. Ten sunkiai dain šilumą. Galva nebent šil. Ir viskas. Marinam toliau. Penkios ryto. Sėdžiu. Kurie nulaužo iš paskutinių malkų. Ir liko 7 valandos. Nežinau, ar per kamerą matos. Bet matos, kaip šaltuk susidėjęs. Lamba visoka. Jeigu ką, tai medis šits yra nuvirtęs, išvirtęs, išpuvęs. Gerai būtų neįkristi į ežerą. Būtų neprašalę. Jau po truputį švinta. Turim po 7. Tai ką turim 8 valandą rytų. Mašinas nuėjau, tai visą apšalus. Toli matos užledėjęs ežeras. Aišku, nepilnai, bet ledų pilna. Papusryčiaujam ir laukiam 12. Pakoju, jau pakojamės pabiškį. Jau nebereiks miegmaišė. Ir kiek žvejų prisirinka jau. Pilna. Šildomės ir jau baigiam viską nugriaut. Jau miegmaišį suvyniot. Ir baigiam sudegint visą savo tą pavėsinę, kaip čia vadinas, net nežinau kaip pavadinti. Saulyti išlindo. Dar 3 valandos. Pabandysiu šitą perėti. Va kažkaip tai tokioj vietoj kimarinom. Ir mums liko viso labo 3 minutės. Dabar turim po 12:18. Liko 3 fucking minutės. 3 minutės ir čiuožiam iš čia. 10, 9, 8, 7, 1. Vsio! 24 valandos prie ežero. Biški šaltyje prabūtos. Vsio. Do žaiba. Baigšt. Tai ir čia mes atsisveikinsim. Jeigu nori daugiau tokių video, paspausk like, paspausk subscribe, pasidalink su draugais ir iki sekančio epizodo. Sudie!